Sveiki. Paskutinį kartą matėmės, kai buvome Japonijai, bet dabar atėjo mūsų nauja kelionė. Ir aš prisirinkęs išminties ir... Žodžiu, aš dabar pasiruošęs vėl nufilmuot kažką, gal netgi daug video, nežinau, nenoriu prižadėti, nes visą laiką kaip prižadu. Aš kai pradedu kalbėti apie kažkokį dalyką ir aš žiauriai pagaunu tą, taip, aš darysiu ir taip, ir tada aš galvoje atrodo, kad visą tai pasakiau, įgarsinau ir tada nieko nepadarau. Tai aš nenoriu nieko sakyti, ką aš darysiu, savo planų ir taip toliau, mes gal čia per ilgą pradžią gal. Žodžiu, mes varom į Pietų Korėją ir dabar yra 11 vakaro. O ką tai reiškia, kad čia yra geriausias laikas pradėti ruoštis į kelionę. Tai einame, aš parodysiu jum, ką aš paruošiau į kelionę. Gerai, tai va tiek daiktų buvo suruoštas. Sveiki. Sveiki. Balsas lūžo. Tai jau susirašei? Taip, beveik. Pas mus pusė rūbų džiūna, tai... Pas mus rūbai, kaip visada, nieko pas mus neparuošta. Rūbai pas mus džiūna. Pakuoja, Simona pakuoja savo lagaminą. Kiek čia yra? Litras. Pietų Korėjai nėra nieko garbanuotiem plaukam. Aš turiu kitą pasirinkimą. Aš neturiu mažesnių šampūnų. O cepelinai yra Korėjai? Nes aš nematau kažkaip tavo lagaminę šalinti cepelinų. O yra Korėjai, pavyzdžiui, miau pienas. Kaip pas tavai nėra lagaminė miau pieno? O yra Korėjai... Atėjo kita diena, antra susirašymo diena ir šiaip iš tikrųjų nieko nepasikeitė. Aš nemeluosiu, aš galvoju, aš atsikelsiu ir bus mano galvoje viskas taip sudėliota, ką aš turiu su savim pasiimti. Bet ne, aš supratau, kad maždaug tas pats. Maždaug tos pačius 1,2 daiktus aš imsiu. Ir dar kame dalykas, mes džiovinam daiktus svetainiai. Nežinau, parašykit, kur jūs džiovinam daiktus, kai jūsų mėgstamiausia vieta būti džiovin daiktus. Ir aš buvau uždaręs langus. Galimai aš buvau uždaręs langus. Čia yra Simonos žodžiai, kas nėra nei įrodyta, nei kas. Dabar mano daiktai smirda vandenį. Žinot tą sauso vandens kvapą? Tai va, dabar mano daiktai turi tą sauso vandens kvapą, kas iš esmės padaro juos nenešiojamus. Nu, nežinau, jeigu jūs žinote, apie kokį kvapą aš kalbu, tai čia nėra labai malonus dalykas. Aišku, nėra, kad jie ten vimdo tas kvapas, bet jis pakankamai nemalonus, kad aš jausčiaus negerai. Planas kol kas yra išplaut grindis, kuriuo aš neišplovau vakar ir dabar man teks plautis dabar. Supratau. Kopijuojame? Copy-paste. You are. Prieš plaunant grindis reikia pasistiprinti. Nes kitais jėgų tai gali neužteks. Man nereikia mano jėgų skaičiuoti. Šiandien pas mus avižų košė su šilauogėm. Labai daug šilauogė. Ai, taip, jos reikia išnaudoti. Kas čia yra? Yogurt with freeze-dried blueberries and raspberries. Pieno gaminys su šilauogėm, o taipogi... Nu viskas, skanaus. Mes viską išvalėm, namus sutvarkėm, šiukšles išmetėm. Tai jeigu, nes mano mama atvažiuos ir jinai bus tuo metu, kai mūsų nebus. Ir jeigu jinai kažką pasakys, kad mes kažko nesutvarkėm, jinai tiesiog galės pažiūrėti šitą video. Dabar važiuojam į Nordiką ir tada jau į oro uostą. POV, tu esi aš. Kaip tau šitas skrydis kol kas? Mažas. Lankų žinokas. Lankų? Lankų. Labai prailgsta. Negaliu atidaryti langą, nes labai spigina saulė. Man nervų veikti. Man irgi. Aš vat galvoju, jeigu aš būsiu ant sofos, ane? Ir aš va dabar iškrentu ir krentu ir tada paskutiniu momentu nušoku nuo sofos. Bus kažkas man. Mes esam Kopenhagos oro uoste ir mes darysim Simonai fotosesiją. Aš būsiu fotografas, Simona bus modelis. Prašau, Simona, porą žodžių. Kaip modeliui? Porą žodžių iš modelio. Porą žodžių. Taip. Ačiū, Simona. Filmuojam Simonai video. Taip. Darbas. Biznes. Mr. Business, Mrs. Business. O.
pažaidžiau ką tik, dabar nusibodo, man galvoju eit, Simona sakė, kad ten kažkur galima nusipirkt pavalgyt. Galbūt. Kaip vadinasi? Jozas ir sultis. Tai eisim Jozas sultis ir yra dar 7,11. Tai ten irgi galima nusipirkti kokį sumuštinį, kokį nors saldainį. Tu nedrįsk sakyt nei vieno blogo žodžio apie 7-Eleven. 7:11. 7:11 nedrįsk nei vieno, neprosta burnė. Simona mus atvedė į trendas. Nu, tu Simona trendas esi. Aš atrandau ką. Va. Tik tokį trendino toks tu nakado. Už 11 eurų. Šiaip norėčiau, kad tai skambėtų labai daug, bet iš tikrųjų čia Bet kaip senamiesčio. galvos, tai Čia čia skamba senamiesčio normaliai, kaina. Čia Vilniaus senamiestis. Tu nakado. Šiaip tikrai skanus. Sašai nepatiko. Man patiko. Man donelė patiko. Bet aš dar galvoju paimti salad bowlą, nes jie man su tais nebiškiai atrodo. O man įdomu, gali parodyti, kas čia yra parašas sultis. Pasijaus gerai. Čia kokie 9 eurų. Čia už 9 eurus nežinau, aš pasijausiu gerai. Vat. Ingredientų ant kokių 50 centų, jeigu turbai. Realiai šiaip. Na gerai, paimsime ir po to aš jums parodysiu, ką mes paėmėm. Va, čia Simona man sakė, čia žiaurus sumuštinis bus, jis toks kietas. Ai, tu žiaurus. Sakė, jai tai patiko, kaip Paryžiui valgė. Nu, pažiūrėsime. Ledinė tūna. Nu, kaip tau? Normaliai. Kaip tau? Nulis. Jis šaltas. Kaip gali būti ką tik pagamintas dalykas šaltas? Ar čia toks ir yra bairis? Ne, šiaip jis turėtų būti šiltas. Aš irgi suprantu, kad jis turėtų būti šiltas. Simona supainiojo, būtent Simona supainiojo mūsų sumuštinius ir valgė maną. Tai dabar man atidavė maną, tai, nu šiaip maną visą nieko. Kaip tau? Bet jis toks aštrus, aš suprantu, kaip tu nepajutei. Mano man patinka ir mano šiltas. Man visą tai būna per skrydžius. Ir man pirmos 2 valandas, ne, gerai 3. Aš toks super gerai jaučiuos. Aš toks švarus, aš toks pasiruošęs skrist, keliauti, tyrinėti. Ir po 3 valandų aš tampu visiškų sugležusių šūdo gamalų. Aš žiauriai smirdžiu. Aš prakaituoju, aš apsipylęs prakaitą, rankas kažkokias lypnės atrodo. Ir man bloga, man norisi miegot, man pilnas. Aš pradedu lėktuvę taip muistytis, ieškoti savo vietos. Ir niekada nepasikeičia. Aš galvoju, man įdomu, ar visi žmonės, kurie daug keliauja ir jie taip tvarkingai atrodo ant kameros, nes kamera neperduoda, kaip tu jautiesi iš tikrųjų. Man įdomu, jiems realiai taip komfortabilu, jiems realiai nieko nėra iš šitų dalykų, kurie man yra. Žinokit, norėjau nufilmuoti, bet man reikėjo su telefonu čia sumokėti. Ir aš kažkaip, aš nežinau, aš pamiršau, čia sumokė ir atidarai šitą ir paimi ką nori ir jis tada nuskaito iš kortelės. Aš paėmiau Asian Kicking Chicken Salmon Wakame. Tai einam paragauti. Šiaip taip keista čia pamatyti nigiri. Man irgi gerai pirmas. Ir kaip mes jau išsiaiškinom, reikia pilnai jį nuplėšti. Kitas ir šitas viena vieta. Wakame, dumblius ir lašišą nori? Noriu. Aš vertinu 4 iš 10. Max. 3. Gerai, nes šis atrodo kol kas siubingai. Nieko nepirkit iš šito dalyko. Nieko nepirkit iš tam. Eik savo. Kas čia yra iš vis? Čia nieko bendro neturi su 7-Eleven, kurį aš pažįstu. Čia labai toks amerikietiškas. Čia nesi tu, baig. Oho, nu jo įdaro, tai čia... Lavašas, vien lavašas, žiauriai žėkštus. Lemai toks šaltas, kad net skonio nėra. Opa. Supratau. Dar bus pratimai. Esame lėktuve. Noriu pasakyti, Saso lėktuvas. Ohoho, o čia tai lėktuvas. Kol kas vienas geriausių lėktuvų, su kuriuo skrydom. Aš laukiu maitinimo, skaitau knygą, kuri pasirodo yra privalomoji literatūrai. Tai aš eilinį kartą esu vidutiniokiška šiukšlė. Aš skaitau privalomos literatūros knygas, nes aš jų niekada neskaičiau. Aš kelias esu perskaitęs ir tai netyčia pasirodė, kad jis buvo toj privalomoji ir pažaisiu galbūt viskas. Koks tavo planas? Paskaityt, kol mus pamaitins. Pavalgyt. Miegot. Tu dabar skaitysi? Tu dabar skaitysi. O tada aš negalėsiu skaityti.
banano pyragas. Čia yra antras patiekalas. Mano finalinis vertinimas. Aš vertinu šitą maisto komplektą 7,5, kas yra labai daug. Nu, čia daug. Čia turėkit omeny, mano skalė yra tokia griežta, kur jau kad 10 čia jau turėtų būti nerealu. Tai aš manau, čia yra tikrai sąžininga. Man labai patiko bananų pyragasas, labai patikasis man guliašasas, jis buvo su grybasas, labai patikasis duonelisas, susviestasas labai. Man patiko. Man sas, man atrodo, čia pirmą kartą, kai aš valgau su sas. Nu, mano labai gera nuomonė. Geras įspūdis paliktas. Na ką, kolegos, mes jau ir atskridom. Simona pila vandenuką. Ir mes dabar supratome, kad mes, kai žiūrėjome viešbučius, labai daug jų turėjo nemokamą taksi. Norėjau jums parodyti per telefoną, bet supratau, kad su juo filmuoju, kad mes neturime nemokamą taksi. Ir mes dabar 90 minučių keliausime iki savo viešbučio. Nu va, mes jau išėjom. Dabar einam į mūsų traukinį. Kokie tavo pirmi įspūdžiai dėl Korėjos? Mes dar net niekur nenuėjom, bet kokie tavo įspūdžiai? Aš labai esu excited, nes aš labai buvau pasiilgus Japonijos ir iš esmės Azijos. Nežinau, visi atrodo labai ramus, tiesiog malonus kol kas, iš to, kai mes pakontaktavom su žmonėmis. Man tai labai šilta. Man atrodo, kad mes atvažiavom tiesiai į vasarą. Žiūrėkit, kas atvažiuos į Seulą, kad neišsigastumėt, va čia yra atskirai, čia yra traukinių, o tenai yra autobusų. Ir mes ką tik vos nenupirkom autobusų ir jis dvigubai brangesnis negu traukinio. Ir va, tai dabar reikės eiti, spėčiau, kad čia nice. Gerai, mes atėjome į mūsų ultra prabangų 15 kvadratų, kokie 15? 10 kvadratų viešbutį. Ir ką aš jums noriu parodyti. Gerai, čia yra dušas. Tikra problema. Čia yra kriauklė, čia yra tualetas. Tai dabar mes žiūrėsime, ant kiek patogu maudytis duše, kuris yra 1,5 metro dydžio ir kaip ir čia nėra dedikuotos erdvės dušui kaip tokiam. Eisim valgyti, bet užėjome į parduotuvytę, tokią jinai kaip 7-Eleven. Ir aš paėmiau savo kažkokį trikampinį kiaušinį ir bibimbap. Aš mano nežinau. Dabar pažiūrėsim, ką jinai paėmė. Radom vietelę, kur atsisės. Čia yra kiaušinis ant pagaliuko. Kaip skaniai? Žiūrėkit. Kiaušinis. Gigantiška kiaušinienė. Ane? Labai skanu. Vertinu 8. Aš pritariu. Bibimbap. Šitas yra tuna mayo salad. Oi, kaip faina, kad jis toks bite sized. Mintis? Ne? Aš galvoju, jis bus kaip onigiris tuna mayo. Galiu paragauti. Aš paėmiau kiaušinius ir aš paėmiau tokį vištienos pagaliuką. Tik man pasakė, kad aš pasirodo, kad paėmiau 2. Už vieną kainą, tai aš paėmiau 2. Už vieną kainą. Šiaip aš Azijai būna labai daug tokių marinuotų kiaušinių, man jie baisiai yra skanus. Jos dažnai deda į rameną, bet galima ir šiaip tiesiog nupirkti. Galima nupirkti su lukštu arba galima va taip pat tokį pakuoti. Ir aš nežinau, ar teisingai atidarinė iš tikrųjų. Tai daug jėgos. Aš daug galiu pagalvoti šitą kiaušinį.